Sveiki visi, su jumis aš jums gan šiandien žaidžiame BMG Drive. Esame rubrikoje Prašome sustoti. Tęsime mūsų rubriką. Šiandien bandysime stabdyti automobilius su tokia įdomia priemonė kaip mina. Tai yra tankinė mina, dar kol kas lengvoji, bet gal darysim video ir susunkę. Tai kągi, neužilgo pradėsim. Tai iš anksto sakau, kam patiks vaizdo įrašas, pastatykite laiką, prenumeruokite kanalą ir malonaus jums žiūrėjimo. Tai, tuo pradėsim. Pirmas mūsų automobilis yra BMW. Žiūrėsime, kaip jis pasielgs tokioje situacijoje, kaip mina stabdys automobilius. Tai, va, galim pamatyti miną ir 3 bū. Nu ką aš galiu pasakyti, situacija, kaip čia pasakius. Nepasakius, žodžiu, šitoje situacijoje vairuotojas tikrai neišgyventų, manau. Nors, šiaip labai mažas šansas, kad jis išgyventų. Automobilis, kiek suprantu, toliau negali nei judėti, nei ką daryti, kadangi gavo tokį stiprų žalą, kad, taip tai, ką mes galim pamatyti, mina jau sustabdė pirmą savo automobilį. Tai pabandysim dar kelis automobilius. Pažiūrėsim, kaip jie elgsis šitoje situacijoje. Taip, tai dabar yra nedidelis autobusiukas. Šiaip įdomu, kaip jis save šitoje situacijoje pasielgs, nes, kiek matot, BMW automobilis visiškai sugriuvo. Taip, artėjom prie minos. Taip. Ir matom, kad pareigūnui labai pasisekė pareigūnų, nes jūs matėt, prie pat jo galvos praskrydo mes su savo autobusu, bet matau, autobusiukui irgi jokia tai nėra gera situacija. Kadangi priekinė važiuoklė visa išsiardė, jo dar keletą kartų sukamės. Tai manau vėl bus mirtinė situacija. Aišku, nieko čia gera, bet, kiek matom, autobusas toliau važiuoja. Šiaip, tokioje situacijoje tikroji, manau, būtų iškart mirtis, bet čia, kiek matom, autobusiukas važiuoja. Tai ką mes galim sužinoti? Realiai, tai mes ir nesugebėjom sustabdyti autobusiuko, tai minam šitoje situacijoje nesugebėjo sustabdyti autobusą. Taip, dabar kitas automobilis. Ir dabar galite pamatyti BMW X5M. Tai pažiūrėsim, kaip jis šitoje situacijoje pasielgs. Taip pat man dar įdomu pasižiūrėti greitį, nes praeitos situacijos visai nekreipiu dėmesio, o dabar man šiaip įdomu. Taip, artėjame prie minos. Greitis 160 ir sprogimas. BMW automobilis žiauriai iškėlė į viršų. Pareigūnų nieko nenukentėjo, šiaip tai yra labai gerai. BMW automobilį, kad suprastumėt, pareigūnas ir BMW automobilis, ant kiek jį aukštai sugebėjo iškelti į viršų, tai jo minus galia, tiesą pasakius, yra stipriai. Taip. Vienu žodžiu, šitoje situacijoje irgi žiauriai. Čia iš vis net sakyčiau, nėra šansų išgyventi, nes taip pat ir automobilis iš vis neėda, kadangi žala, ką padaro mina, tai yra labai didelė. Aš galėčiau ją sulyginti su praeitų video, kaip bandėme šaudyti iš raketo. Šiaip jam. Gerai, keliavom toliau. Dabar man tapo įdomu pasižiūrėti greitį. Kas bus, jeigu mes, tarkim, paimsime greitį kokių 130-150. Tai pasiėmiau gan greitesnę mašiną. Taip, tai bandysime pasiekti gan didelio greičio ir pažiūrėsim, kaip atreaguos tai mina. Greitis pas mus palei 130, sprogimas ir matau, kad arba čia mašina kitokia, arba kažkaip, man atrodo, nors ne, šiaip didelė žala. Nežinau, žinokit, labai jau žala didelė realiai. Ir greitis nerealus, tai vėl šansų išgyventi nėra, visiškai 0. Automobilis
bando važiuoti, bet jau šitoje situacijoje, manau, nieko nepadarysi. Mina rodo labai gerus rezultatus. Ir ką dabar patikrinsim dar 2 tokias įdomesnės mašinas, gal 3. Ir pažiūrėsime, kaip jos atreaguos į šitą situaciją. Taip, dabar pabandysim su Tesla pravažiuoti pro miną, pažiūrėsim, kas gausis. Šiaip greitį Tesla irgi greit surenka gan didelį. Taip, mina. Matom, kad ir Tesla, kad jūs pamatytumėte, ten ratas skrenda, ten ratas. Ten ne Teslos taip kažkas. Nu jo, minos. Čia yra dar, kad suprastumėt, silpna mina, bet dar yra dar viena mina, kuri yra 3 kartus galingesnė. Taip, tai ką matom, visi stiklai išdūžo, rato nėra. Nu, vienu žodžiu, šitoj situacijai gal, sakyčiau, vairuotojas ir galėtų išgyventi, kadangi, kiek matom, vairuotojo pusė labai nenukentėjo stipriai. Tai gal čia būtų šansas išgyventi vairuotojui, bet jis būtų labai nedidelis. Taip, tai keliavom prie kito automobilio. Taip, tai yra betono maišyklė, pažiūrėsim, kaip jinai susidurs su mina. Šiaip labai man įdomu pasižiūrėti, kadangi betono maišyklė tai yra labai didelė, labai daug sverianti. Tai pažiūrėsim, kaip jinai atreaguos į miną. Man, sakau, labai įdomu pasižiūrėti į tai. Taip galim pamatyti mūsų miną, važiuoti tiesiai ant jos ir susidūrimas. Betono maišyklė skrenda tiesiai į orą, kiek matau jau priekinį. Va štai ir mūsų pareigūnas jau nukentėjo šitoj situacijai. Labai didelę žalą padarėm, pareigūnas tikriausiai miręs, kadangi taip pat dar policijos automobilio bagažinę nurovė. Pareigūnas miręs šitoj situacijai, užsidegė benzino bakas. Vienu žodžiu, čia, manau, didžiausias masiškas yra pas mus avarija, didžiausia masiška avarija. Taip, kiek matom, variklis net atsidarė ten. Vienu žodžiu, ką aš galiu pasakyti, mina šitoj situacijai daro labai daug žalos. Taip, o mes keliavom prie paskutinio automobilio. O dabar yra Scanios autobusas. Pažiūrėsim, kaip jis atreaguos į tą situaciją. Taip. Šiaip autobusas yra labai masiškas ir labai didelis, tai manau bus gan didelis sprogimas, tiesą pasakius. Nu, štai ir pamatysim. Taip, van matome mūsų miną. Važiuoju tiesiai ant jos. Ir sprogimas. Šiaip autobusas. Vėl pareigūnas labai negera vietoj. Jis gavo šiaip netiek daug žalos. Pareigūnas netiek daug sužalojimų. Tikiuosi, šiaip išgyvenime. Nu, šiaip jis, manau, išgyvens. Numeriai ten mačiau. Tai ką mes galim pamatyti? Autobusas išgyveno miną. Vienu žodžiu, oficialiai galiu pripažinti, kad šis autobusas Scanios išgyveno pravažiavimą pro miną. Tai taip. Tai kągi. Ačiū visiems, kas žiūrėjo. Su jumis buvo Domsgan. Ir iki kito karto. Iki.